Labas. Šiame video noriu su tavim pasidalinti, kuo skiriasi antra ir trečia pakopa nuo investavimo savarankiškai. Idėja padaryti šį video kilo, nes dažnai girdžiu, kad per antrą ir per trečią pakopą investuoti neapsimoka, nesumokėsim daug mokesčių, pinigai nuvertėja, ir daug įvairiausių kitų priežasčių, kad valstybė atims, negausiu savo pinigų ir taip toliau. Ir geriau investuoti savarankiškai. Šiame video tikrai neagituosiu investuoti į antrą ar trečią pakopą ar daryti kažkokius kitus veiksmus. Šis video yra objektyvus, neutralus, tiesiog pasidalinsiu informaciją, ką žinau apie antrą ir trečią pakopą ir kuo tai skiriasi nuo investavimo savarankiškai, jeigu vis tik nuspręsi investuoti savarankiškai. Nes tikiu, kad vienos geriausios vietos investavimui tikrai nėra ir kiekviena vieta, kiekvienas sprendimas turi savo pliusus ir minusus. Taigi šiandien pakalbėsime, kokie yra pliusai investavimo savarankiškai, be abejo, ir kokie yra minusai, ir taip pat kokie yra pliusai ir minusai investuojant per antrą ir trečią pakopą. Visų pirma, savarankiškas investavimas. Tai toks investavimas, čia dabar aš pateiksiu savo apibrėžimą, gerai? Tai toks investavimas, kai žmogus pats nusprendžia, kiek jis investuos, kuriam laiku jis investuos, į ką jis investuos ir per kur jis investuos. Pavyzdžiui, jūs norite investuoti 100 eurų, 10 eurų, 10 tūkstančių ir norit pirkti kripto akciją, sutelktinis finansavimas, tarpusavio skolinimas, galbūt obligacijos, valstybės obligacijos, įmonių obligacijos. Tai būtų jūsų savarankiško investavimo pasirinkimai. Ir jūs nusprendžiat ar periodiškai, ar vienkartinę sumą, ar per kažkokį tai pasirinktą banką, ar per vieną ar kitą brokerį. Arba pats nusprendžiate, kuriam terminui investuoja, ten metams, 2 savaitei, 15 metų. Arba tas instrumentas gali jūs apriboti, kuriam laiku jūs investuojat. Pavyzdžiui, jeigu investuojat į 5 metų obligacijas ir galimybės išpirkti obligacijų anksčiau nėra, tai jūs esate priversti investuoti 5 metus. Kas yra investavimas per antrą ir trečią pakopą? Investavimas per antrą ir trečią pakopą yra Lietuvos pensijos sistemos dalis, nes mes turime 3 pakopas, turime sodrą, kur mokame mokesčius valstybiniam socialiniam draudimui ir tikimės, kad gausime pensiją. Tai čia apie tai nekalbėsime, galbūt padarysiu atskirą video, kaip veikia sodra, kokios pensijos tikėtis. Jeigu nori tokio video, tai būtinai parašykit į komentarus. Antra ir trečia pakopa yra mūsų 3 pakopų sistemos dalis. Ir čia mes investuojame antroje pakopoje per antros pakopos pensijų fondus. Trečioje pakopoje mes galime investuoti per trečios pakopos pensijų fondus arba per investicinį ar tai kaupiamąjį gyvybės draudimą. Tai trumpai, investuojat, jeigu savarankiškai investuojat, tai patys renkatės, kur investuojat ir tų pasirinkimų yra gerokai daugiau. Kai investuojate per antrą ir trečią pakopą, tų pasirinkimų, sakyčiau, yra gerokai mažiau. Taigi iš čia gimsta mūsų pirmasis skirtumas tarp antros, trečios pakopos investavimo ir savarankiško investavimo, kad investuojant savarankiškai mes turime gerokai daugiau pasirinkimų negu investuojant per antrą ir trečią pakopą. Dabar tai gali būti ir gerai, ir blogai, mano manymu. Nėra tik tais ir balta juoda. Nėra vienareikšmiškai tik tais gerai arba blogai. Kodėl? Nes, pavyzdžiui, jeigu jūs esate pradedantysis investuotojas, tai kartais turėti daug pasirinkimų atneša daugiau sumaišties ir sunkiau priimti sprendimą apskritai, nuo ko pradėti investuoti, nes tada jau nebeaišku, o gal akcijų pirkti, tai kokių akcijų, o gal fondai, o gal kripto, gal tas, o per kokią čia programėlę, ar čia patikima, ar nepatikima. Tai tie pasirinkimai iš tikrųjų gali varginti ir vesti prie apskritai nieko nedarimo. Tai čia yra vienas iš to pasirinkimo galybės minusų. Galima pažiūrėti iš kitos pusės, kad tai yra ir pliusas, nes atveria mums gerokai platesnės galimybės negu investuoti per antrą ir trečią pakopą. Nes antroje ir trečioje pakopoje mes turime gerokai mažiau pasirinkimų, kur investuoti. Kitas skirtumas tarp antros ir trečios pakopos, aš pavargsiu sakyti tą antrą ir trečią pakopą, tarp antros ir trečios pakopos ir savarankiško investavimo yra tas, kad vienareikšmiškai jūs esate pilnai atsakingas už savo investicinio portfelio formavimą, kai investuojate savarankiškai. Jūs turite nuspręsti, kokie įrankiai ten įeina, kokią riziką jūs pasirinksite, kuriam laikotarpiu jūs investuosite ir taip toliau. Pats turite nuspręsti, per kokią platformą jūs investuosite. Turite pasirinkti patikimą brokerį, kad tie pinigai jūsų nedingtų, neužsišaldytų,
kažkur nenutekėtų. Taigi tai yra visiškai pilna jūsų atsakomybė. Jeigu jūs, aišku, investuojate per finansų maklerio įmonę, na, pavyzdžiui, tarkim, Orion sudaro jums krepšelį, galbūt Myriad Capital sudaro jums krepšelį, čia jūs turite daugiau pagalbos, bet, aišku, už tą pagalbą jums teks susimokėti ir dažnu atveju, jeigu jūs neturite portfelio arba neplanuojate investuoti daugiau negu 10 000, nelabai būsite jiems ir įdomus. Arba tas investavimas jums tiesiog brangiau kainuos ir nelabai apsimokės, jeigu esate pradedantysis investuotojas ir planuojate investuoti, tarkim, nuo 100 eurų, kelius šimtus eurų, o gal tiesiog ir keliasdešimt eurų pasibandymui. Kaip minėjau, tai yra pilnai jūsų atsakomybė pačiam susiformuoti savo portfelį, pačiam jį prižiūrėti, pačiam nuspręsti, per kur jūs investuosit, iš ko susidarys jūsų portfelis ir taip toliau. Dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jums reikės gerokai daugiau laiko, na bent jau pradžioje, ir reikės, na negaliu sakyti, kad labai daug žinių, nes galima prasisukti ir su minimaliai žinių, bet tų žinių vis tiek reikės, kad jūs turėtumėt bent jau bendrą supratimą, kaip tai vyksta. Investuojant per antrą ir trečią pakopą tikrai prireiks, sakyčiau, minimalių žinių, minimalių investavimo žinių. Ta žinias jums gali suteikti antros pakopos konsultantas, trečios pakopos konsultantas ar investicinio gyvybės draudimo konsultantai, nes jų tikslas yra edukuoti ir parduoti jums produktą. Tai gali būti ir gerai, tai gali būti ir blogai. Mano manimu, kad tai tikrai nėra blogai, nes jūs gaunate nemokamą priežiūrą, nemokamą žinias ir dar pradedate pats investuoti savo naudai. Investuojant per antrą ir trečią pakopą, mes turėsime gerokai mažiau pasirinkimų, kur investuoti. Taigi mes praktiškai, jeigu renkamės investuoti per antrą ir trečią pakopą, taip pat per investicinį gyvybės draudimą, tai yra trečios pakopos įrankis, mes investuosime tik per investicinius fondus. Į jokias kitas turto klases, galima sakyti, mes neinvestuosime. Tai bus investiciniai fondai. Tai bus arba akcijų investiciniai fondai, arba obligacijų investiciniai fondai. Na, gali būti kažkokia dalis pinigų rinkos priemonėse, tiesiog, na, sakykime, toksai kaip laisvas kešas, kuris nėra investuotas nei ten, nei ten. Bet iš principo pinigai nebus investuojami nei į kriptovaliutas, nei į pavienės akcijas, nei sutelktinį finansavimą, nei į įmonių obligacijas, jo labiau ten nei meną, nei vyną, nei dar kažką, nei į startupus. Taigi labai yra apribota, iš tikrųjų, kodėl taip yra, tai yra apribota pačių įstatymų, kur gali investuoti pensijų fondų dalyvių, kur gali būti investuotas pensijų fondų dalyvių turtas. Kodėl taip yra? Todėl, kad siekiama sumažinti riziką ir kad tos investicinės galimybės būtų plius minus, sakykime, vidutinės rizikos, kad būtų neįmanoma žmogui visiškai prarasti pinigus. Taigi, kai mes investuojame per antrą pakopą, per trečią pakopą, per investicinį gyvybės draudimą, prarasti pinigus 100% yra, tiesiog neįmanoma. Sakoma, nėra neįmanomų dalykų gyvenime. Na, gali būti kažkokie apokaliptiniai scenarijai, kai viskas dingsta, bet jeigu viskas dings, tai tikriausiai ir mes dingsim. Arba jūs dingsit ir aš dingsiu. Tai tada bus jau koks skirtumas. Kai kaupiame turtą per antrą ir trečią pakopą, pelno mokesčio mums nereikės mokėti, tai reiškia, kad visas uždirbtas pelnas iš investavimo per šiuos antros ir trečios pakopos įrankius, taip pat per gyvybės draudimą, bus neapmokestintas, jeigu bus išlaikomos tam tikros sąlygos. Tai kokios tos sąlygos? Labai trumpai, nes tai nėra video apie mokesčius, bet tiesiog, jeigu antroje pakopoje sukauptas turtas ir natūraliai atsiradęs, tikėkimės, prieaugis, jeigu investavom tikrai ilgą laiką, tai jis bus neapmokestintas, ir tas turtas kartu su to prieaugiu bus mums išmokamas dalimis, kokios jau ten bebus tos išmokėjimo, antros pakopos išmokėjimo sąlygos. Trečioje pakopoje yra panašiai, bet yra daugiau laisvumo. Pavyzdžiui, jeigu mes investuojame per trečios pakopos pensijų fondus, tai tuomet mums reikia išlaukti 5 metus iki oficialaus pensijinio amžiaus ir tuomet mes galime parduoti visas investicijas, išsigryninti, taip sakant, ir tuomet bus neapmokestintas visas pelnas 100% keliauja į mūsų kišenę. Tai čia vienas iš tokių irgi esminių skirtumų, kuo skiriasi nuo investavimo savarankiškai.
Investicinėme gyvybės draudime ta prieiga prie neapmokestinamo pelno ateina mums gerokai anksčiau, jau po 10 metų turtas iš investicinio gyvybės draudimo, tai yra prieaugis iš investicinio gyvybės draudimo, kapitalo prieaugis, dar tiksliau iš investicinio gyvybės draudimo, yra neapmokestinamas po 10 metų. Kitas dar dalykas, kas yra antroje ir trečioje pakopoje ir investicinėme gyvybės draudime, tai kad mums dar mokama einamoji, taip sakau, papildoma mokesčių lengvata už kaupimą per antrą, trečią pakopą ir investicinį gyvybės draudimą. Tai antroje pakopoje tai pasireiškia kaip mėnesinis priedas prie jūsų įmokos mokamos. 24 metais tai buvo apie 24 eurus kas mėnesį arba apie 260 eurų per metus. Tai jeigu jūs dedate savo 3 procentus, valstybė dar deda 1,5% nuo praeitų metų šalies vidutinio užmokesčio. Per trečią pakopą einamasis bonusas yra 20% nuo įmokų į trečią pakopą ar investicinį gyvybės draudimą. Tai reiškia, kad jeigu jūs padarote per metus 1500 eurų įmokų, jums sugrįžta 300 eurų GPM lengvata. Taigi gaunate pelno lengvatą, gaunate įmokų lengvatą, maksimaliai vienam asmeniui galima susigrąžinti 300 eurų per metus. Kitas svarbus momentas, kuo skiriasi savarankiškas investavimas nuo tos kito investavimo, tuo, kad irgi galima buvo susidaryti įspūdį, kad investuojant savarankiškai tikrai mes turime gerokai daugiau laisvės. Kai investuojame per antrą, trečią pakopą ir investicinį gyvybės draudimą, tos laisvės yra gerokai mažiau, mūsų apriboja tos lengvatos, jeigu mes norime jomis naudotis, tai turime pinigus laikyti iki pensijos, ten neišsiminėti 5 metai iki pensijos, 10 metų išlaikyti, žodžiu, yra apribojimų, yra mažiau laisvės ir mes jau turime tokias vadinamas kaip ir sutartis. Vienos jų labiau pririšamos, kitos jų mažiau pririša. Pavyzdžiui, labiausiai pririšanti sutartis tai yra antra pakopa, kai jau pasirašiau, jau kaip ir išėjimo, bent jau kol kas išėjimo iš ten dėja nėra. Kuo skiriasi kaupimas per pensijų fondą trečios pakopos nuo kaupimo per investicinį gyvybės draudimą. Jeigu manot, kad toks video būtų naudingas, taip pat parašykit į komentarus. Tai kaip minėjau, laisvės yra gerokai mažiau, bet kartais irgi minėjau, tą laisvę, turėti daug laisvės ne visuomet mums išeina į naudą, nes tada nebeaišku, ką daryti. Arba kita dar laisvės pusė, kad jeigu galim neinvestuoti, ne visada užtenka to finansinio mums sąmoningumo, kad mes vis tiek investuotume. Pavyzdžiui, antroje ar trečioje pakopoje, kaip ir minėjau, daugiau yra tokių suvaržymų, tai reiškia mažiau šansų, kad aš išsisukinėsiu nuo investavimo ir skirsiu tuos pinigus pragyvenimui, kelionėms, vestuvėms, remontui ar dar kažkam. Tai tarsi tai mus labiau įpareigoja rūpinti savimi. Ne, kad ten bendrovė bloga ir dabar čia iš mūsų atiminėja pinigus ir tai yra kažkoks įsipareigojimas, ne. Tai iš tikrųjų padeda mums įsipareigoti patiems savo. Va, kaip fainai, sakyčiau taip. Bet, ko dar nepaminėjau, tai kad gali būti, kad investuojant per trečią pakopą, per investicinį gyvybės draudimą, mes galime, bet nebūtinai galime sumokėti daugiau mokesčių fondo valdytojams, įmonėje, kurie administruoja tos produktus, negu kad investuotume savarankiškai. Bet iš kitos pusės turime atsižvelgti į tai, kad galbūt šie produktai mums padeda palaikyti nuoseklumą, padeda lengviau priimti sprendimą, mes dar galim gauti pagalbą iš konsultanto, tai geriau jau tuomet susimokėti šiek tiek daugiau, negu kad iš vis nieko nedaryti arba daryti pačiam ir taip labai sporadiškai pribėgant, prišokant, prisiperkant kripto kažkokių nepelningų akcijų ir tada einant į nuostolį ir rezultate neturint nieko arba turint tikrai ne tą rezultatą, kurio tikėjotės investuodami savarankiškai. Tai čia tokie, kaip ir minėjau, nenoriu agituoti į vieną ar kitą pusę, bet reikia gerai pasverti, kas pačiam yra svarbu ir pasikalbėti su savim, tai koks jūs esate investuotojas, pradedantysis, o gal pažengęs, galbūt kažkiek turite jau žinių, o galbūt jau esate susitvarkęs tuos antros, trečios pakopos įrankius ir jau norite žengti toliau. Mano pozicija yra tokia, kad geriausia
yra diversifikacija, o antra pakopa, trečia pakopa investicinis draudimas padeda mums diversifikuoti dalį savo portfelio. Ir kodėlgi nelaikyti dalies savo portfelio šituose įrankiuose, o galbūt kitą dalį portfelio pasilikti tokiam visiškai savarankiškam investavimui, galbūt eksperimentavimui ir didesnės rizikos prisėmimui. Taigi, spręskite jūs, kas jums yra geriau, nuo kurio jūs norėtumėt pradėti, o aš stengsiuosi jums padėti priimti tuos sprendimus ir pasidalinti savo žiniomis ir savo įžvalgomis. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu jums patiko šitas video, padėkit man suprasti, ar jums patiko šitas video, ar jisai buvo naudingas. Jeigu buvo naudingas, būtinai parašykite komentaruose, ar norėtumėte atskirą video, kuriame paaiškinčiau, kuo skiriasi investavimas per antrą pakopą nuo investavimo per trečią pakopą. Ir dar kilo mintis padaryti video, kuo skiriasi investavimas per trečią pakopą nuo investavimo per gyvybės draudimą. Tai yra investavimas per pensijų fondus nuo investavimo per gyvybės draudimą. Tai jeigu tai jums būtų svarbu, įdomu, būtinai parašykit į komentarus. O aš sakau iki kitų kartų ir ačiū jums ir ate.